Kodėl žmonės yra nematomi? Nematomo žmogaus šešėlio idėja, kaip asmenybės bei asmenybės tapatumo aiškinimo sąvokos, plačiai aptartos filosofijoje, psichologijoje bei meninėje kūryboje. Nematomų žmogumi vadinamas individas, kuris nesukūrė savojo unikalaus aš, ar nesugebėjo dėl valios ir drąsos stokos išreikšti visuomenėje savo suklostytos asmenybės tapatybės. Kita nematomo žmogaus prasmė yra socialiai atstumtas ir paniekintas individas. Paniekintas dėl pernelyg ryškių unikalaus talento ar proto raiškų, kurios lenkia tam tikros epochos masų visuomenės mentalitetą bei jausenas. Kultūros ir mokslo istorijoje nematomi žmonės vėliau ir anksčiau atrandami, pripažįstami, gerbiami, net aukštinami. Žmogus taip pat gali būti paniekintas ir dėl priklausomybės tam tikrai socialiniai grupiai. Žmonijos istorijoje nematomos buvo gentys, tautos, rasės, etninės mažumos, moteriškoji lytis bei LGBT individai, taip pat neįgalieji, senyvo amžiaus žmonės, religinės bendruomenės. Epochų kaitoje, kintant žmonių sąmonei, demokratėjant visuomeninėms struktūroms, formuojantis visuomeniniams judėjimams, nematomi žmonės išėjo į dienos šviesą. Jų teisės būti, jų socialinės ir politinės teisės visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime tapo pripažintas. LGBT bendruomenės padėtis katalikiškose, tradicinėse visuomenėse ir ypač Lietuvoje yra sudėtinga ir dramatiška. Ši bendruomenė piliečių, kurių sąmonė valdoma prietarų ir dogmų, šių piliečių pastangomis yra priversta būti nematomais žmonėmis. Kadangi LGBT bendruomenė saugo savo asmeninį gyvenimą, profesinį statusą Lietuvos visuomenėje ir baiminasi dėl grėsmių savo sveikatai ir gyvybei. Matomi yra tik keli LGBT aktyvistai, mokslininkai, menininkai, kuriems padeda entuziastai, žmogaus teisių ir laisvių gynėjai. Ir būtent tokių žmonių pilamas homofobų paskalų, šmeižto, paniekos purvas, pažeidžiant visuotinės žmogaus teisės, lygių galimybių įstatymą, žurnalistų etikos kodeksą. Atėjus konservatoriams į valdžią, homofobijos isterijos apraiškos Lietuvoje dar labiau sustiprėjo. Homofobijos sklaidos bastionu virto socialinės apsaugos ir darbo ministerija, turinti puoselėti ir įgyvendinti lygių galimybių politiką. Šios ministerijos bei Respublikos dienraščių homofobų dėka nematoma Lietuvoje LGBT bendruomenė buvo dirbtinai paversta matoma, akcentuojant melagingas, antimokslinės žmogaus lytiškumo aiškinimo versijas, tapatinant homoseksualizmą su nusikalstamumu bei grėsmėmis tradiciniai šeimai ir valstybės saugumui. Homofobijos isterija Lietuvoje tarptautinės dienos prieš homofobiją išvakarėse virto nacizmo ir sovietizmo saugumo dvasios raiška. Homofobų neapykanta LGBT bendruomenėms mėginama įtvirtinti ir įvairių įstatymų projektais Seime. Ir geriausias pavyzdys yra draudimas homoseksualumo agitacijos, taip tarsi apsaugant nepilnamečius nuo neigiamos įtakos. Lietuvos visuomenė nenori pripažinti to, kad didžiausia neigiama įtaka žmogui yra nežinojimas, neišlavinti žmogaus smegenys, nesugebėjimas savarankiškai mąstyti, tik kartojant religinės dogmas, aklai priimant homofobiškos
melą apie žmogaus lytiškumą. Heteroseksualumas tai norma, o homoseksualumas nukrypimas nuo normos. Aš siūlau dar vieną nematomų žmonių prasmę. Tai nemąstantys žmonės. Žmonės prietarų nelaisvėje. Žmonės dogmų vergai. Kadangi minėti individai nėra matomi kaip asmenybės. Jiems saugu būti nematomais pilkoje masėje, aklai kartojant antimokslinės tiesas apie žmogaus prigimtį. Dailininkai simbolistai ir dailininkai ekspresionistai arba fantastinių filmų kūrėjai, aš manau, raiškiai pavaizduotų nematomų, tačiau pavojingų žmonių minią. Kai vienas internetinis laikraštis nepriėmė mano straipsnio nukreipto prieš homofobijos sklaidą Lietuvoje, susimąsčiau. Kiek ilgai keliems matomiems žmogaus teisių gynėjams užteks jėgų ginti nematomą LGBT bendruomenę Lietuvoje? Kokia prasme ginti nematomus žmonės, jei jie patys neketina ginti savo žmogaus ir socialinių teisių? Aivita Putnina savo straipsnyje, išspausdintame labai reikalingoje knygoje Lietuvoje, heteronormos hegemonija, aptarė LGBT matomumo ir nematomumo strategijas. Tyrėja teigia, kad kol vyraus hegemoninė heteroseksualizmo tiesos samprata, tol LGBT bendruomenė sulauks tradicinės visuomenės priešiškumo. Tačiau kaip naikinti tą priešiškumą, jei LGBT bendruomenė savanoriškai lieka šešėlyje? Taigi, čia yra gyvenimo prasmės klausimas, mano ir jūsų. Vilties, kad homofobija Lietuvoje gali mažėti, suteikia artėjantis prezidento ir Europos parlamento rinkimai. Vilties, kad kažkas pasikeis. Vilties, kad bus nuimtas vienas ar kitas ministras, kuris daro gėdą Lietuvai. Vilties, kad gal šviesesni žmonės bus išrinkti į Europos parlamentą, kuri atneš šviesą į Lietuvą. Taip pat vilties teikia švietimas ir mokslas, modernaus požiūrio į asmenybės tapatumą formavimas. Būtinybė nuolat kalbėti apie tai, kad lytiškumas, lytinės tapatybės suvokimas yra asmenybės tapatybės suvokimo dalis. Kad nėra belyčių žmonių, yra žmonės tam tikros ribos. Skirtingų lyčių žmonės yra lygus visuomenėje. Tačiau žmonės yra nelygūs savo mąstymo sistemomis, savo gebėjimais mąstyti ir priimti naują požiūrį į žmogų, naują požiūrį į lyties ir asmenybės suvokimą. Todėl pabaigai noriu pasakyti, kad visiems mums tenka rinktis, kaip elgtis. Jei patys pripažįstame, kad esame asmenybės, jei patys turime savo moralinės vertybės, žmogaus gyvenimo vertės ir prasmės principus, tai mes turime būti matomais. Ar vis dėlto turime likti nematomais ir saugoti savo tas vertybių sistemas? Ar mes turime gyventi ramiai ir saugiai? Ar nuolat rizikuoti ir priimti gyvenimo iššūkius? Gyvenimo iššūkius kaip mūsų pasirinktą kasdienybę, kaip liepsną, kuris skatina gyventi ir apšviečia mus. Kaip šviesą, kuri daro tave matomą kitiems, kad jie taptų drąsesni ir išeitų